Šiame video pasidalinsiu, kaip aš auginu savo auditoriją ir kaip man sekasi komedijoje. Kad surinktum didesnį auditoriją, tau reikia kelti turinį socialinę mediją. Tai ten TikTokas, Instagramas, YouTube Shorts. Ir tau reikia sugalvoti pagrindinę idėją, kokią kelt. Bet sugalvojus idėją, tu ją įkeli, nors ir jinai, tarkim, gerai pasirodo, tau kitą dieną reikia galvoti vėl naują idėją. Tai ką aš pradėjau daryti, tai būtent tiesiog, jeigu pamatau, kad kažkas veikia, aš keliu daugiau to pačio. Ir tą patį buvau padaręs su žaidimo formatu, kur aš, jeigu matau, kad jisai veikia, aš darysiu daugiau. Ir čia yra pora kadrų, kaip aš su savo draugu Ignu filmavom tą žaidimą. Žodžiu, su Ignu čia filmavom pilną visokių tų atveikėjų, pasistatėm mini studijos su apšvietimu. Tai šiaip man visai cool atrodo, netgi suprakitau, jopšik man. Tiek išsijapinam. Dabar kem lives yra kažkur. Jo, 6 kaštai, jopkvai man. Ir prasijapinam tipo ant kėdžių, visai šiaip žiauriai fun. Aš sakyčiau, toks formatas, kur ne tik filmuoji, bet tipo actually having fun. Tipo pas mus yra taip sudėtos dvi kameros, viena jungiasi prie šito stovo ir kita čia. Ir tada tipo telefonai jo, ten tipo jie šokinėja. Visas setupas. Na, va čia va taip sėdim. Jep, teisingai. Pagrindinė esmė filmavimo yra, kad tiesiog smagiai praleist laiką, nereikėtų tų vaidinti kažkokių emocijų. Jeigu tu smagiai praleidi laiką, tai ir atrodo turinys natūralesnis ir įdomesnis. Aš nežinau, kaip tu sugebi tiesiog, kur yra vienas žmogus, jutikliai atitaikė, visus šitos, ir apeini visus variantus ir tą vieną žmogų. Ir formatas jėjosi visai neblogai. Pasidalinsiu sumontuotais klipais ir jų rezultatais, kurios kėliau į TikToką ir Instagramą. Gerai, aš daiktas. Taip. Jeigu aš pasimčiau šitą daiktą į parduotuvę. Būtų labai keista, nes dažniausiai čia būna atvirkščiai. Žmonės nesinešia šitą daiktą į parduotuvę. Jie nešasi iš parduotuvės. Ar aš su šito žmogumi eičiau į vandens parką? Aš manau, tu būtum žiauriai sudomintas. Sudomintas vandens parką. O jis moka plaukti? Žiūrint iš duos, aš sakyčiau, kad... Tai šito žaidimo formato aš surinkau apie 1200 naujų sekėjų ant TikToko ir kokius 25 ant Instagramo. Ten žymiai sunkiau augti. Ir aš norėjau padaryti predictioną, kiek aš galėčiau surinkti sekėjų metų gale ant TikToko ir Instagramo, kol važiavau link Igno namų. Tikslas iki metų galo, magically, I don't know how, ant Instagramo 1000 sekėjų, would be great. Ir, sakykime, ant TikToko, žinant, kad aš esu supratingiausias žmogus pasaulyje, 15-16 tūkstančių, aš manau visai plausible. Aš mačiau daug TikTokerių, kurie, pavyzdžiui, prasimuša per mėnesį iki tokių skaičių, bet aš nesu tiesiog toks talentingas, tai tiesiog turi naudoti, ką gali, o ką aš galiu, tai yra tiesiog testuoti ir kelt. Tai tą ir darysiu toliau. Turėsiu 2 open mic'us, vienas Vilnius Comedy Club ir kitas Kadu. Tai numatau turbūt, kad panaudosiu tiesiog tą pačią medžiagą. Tai reikia tiesiog ją nušlifuoti, tada įsidėti į atskirą užrašą, kur aš jau galėčiau dėti į savo programą. Pagrindinis tikslas yra tiesiog nueiti į open mic'ą, patestuoti bairius ir jeigu jie veikia, pabandyti kitam klube arba su kita auditorija. Ir jeigu jie pasikartotinai veikia, tada aš galiu užsirašyti jau juos į užrašus, kur aš galėčiau naudoti ateityje savo programoje. Tai, ką žinau, pasirašy kažką jau iš bairių, ne? Aš ten, jo, šiaip turiu kelias. Naujus? Jo. Aš šiaip galvojau pabandyti, aš padariau ant TikToko, nes kur tai padariau, kritikavau tas... Būrėjas, jo. Aš nebesuprantu, būrėjas apie kokius patarimus jau šneka. Išmesk šiuos daiktus iš namų dabar. O čia būtina, čia turiu savo daiktus, ar galiu kitų išmest. Ir galvoju, gal kažkokį vieną ant pabaigos ar kažkur įdėsiu pabandyti, nes man atrodo kind of very funny. Tai bus mintis. Jeigu Lukas mano, kad very funny, tai pam. Arba bus. Nu tai tavo bairė irgi, pam, niekada nežinosiu. Kaip suprantu? Aš manau, pas mane gal koks 7 antram. Oi, kiek čia daug mašinų. Pažiūrėkit, kaip jis žiūri. Bet va, atsakingas vairuotojas, va, kaip žiūri. Aš ieškau komedijos galimybių, va. Iš visų pusių. Alio, give me my space. Kaip aš blemba, mes prisėdėm žiauriai vištienos ir taip dabar sunkiai virškinas. Aš taip jo, man atrodo, reikėjo tą vištieną iškerti, nes jį dabar ten juda. Gyvenau dar kol kas su mama ir jinai man informavo, grinai vos ne kaip per paštą gavau, kad, tipo, žiūrėk, aš ieškau partnerio, numatau, kad kažkas atsikraustytų. Ir aš kaip potencialus vis dar gyventojas bandau neįleisti tokių žmonių. Tai jinai tenais grinai, aš jaučiuosi ne kaip sūnus, žinot, bet kaip nuomininkas. Ir jinai ten pasikeičia tą vaikiną iš Tinderio ir jie ten sėdi smagiai leidžia laiką ir aš ateinu kaip irgi jau, galbūt potencialus nuomininkas kartu. Sakau, kokios tavo čia intencijos?
Ir jis sako, aš šiaip myliu tavo mamą, ten viskas labai, labai faina. Ir aš toks, gerai, praeitas irgi mylėjo, 2 savaitės pagyveno. Ja. Ja. Bet jinai susirado kitą bičiuką, jinai susirado iš Tinderio, toks labai fainas santechnikas buvo. Ir jisai atsiuntė nuotrauką tenais būtent, kur buvo labai daug rožių, jis ten taip labai romantiškai ir sako, čia tavęs laukia, tipo, ne man rašė, mamai. Ir aš būčiau nustebintas, gal ir įsileičiau namus. Žodžiu, aš jau galėtum pas mane nakvot. Bet jo, ir mano mama tokia kaip labiau barterinių mainų žmogus, jinai tiesiog nufotkino užkimštą tūliką ir sako, čia tavęs laukia. Tai žodžiu, dabar jis nei nakvoja, nei pas ją, nei pas mane. Vienas namuose. Biškai irgi pakeičiu temą. Tai mano močiutė, atsimenu, vietoj to, kad normaliai gydytų, žinot, ten su vaistais, aš atsimenu, man kažkada tenais buvo kosulys bloga ir vietoj to, kad man duotų vaistų, jinai man uždėjo tokias kaip keptas bulves ant krūtinės. Ir čia buvo gydymo metodas ir aš taip nesuprantu, jis sako, blogas nuotaikas, blogas energijas ištraukia. Ir, okei, tarkim, bet jinai po to pradėjo dėti druską, pipirus. Aš toks, ir kas čia susirinka visa šeima, kas čia švediškas stalas, aš toks. Man atrodo, bet tipo, kad kai mama ten susiranda kažką naujo, ir ten tipo, aš irgi čia gyvenantis. Jo, kaip nuomininkas kažkoks. Jo, bet man atrodo, galėtum atsakyti, kad kažkiek dar įtraukia, kad tu bijai prarasti nemokamą... Savo rezidenciją. Jo, kažką, kad tipo, prarasi savo nemokamą nuomą. Jo. Kad va čia kovotojas dėl nuomos ar vienas atsiras. Kažką tai ten sakei, kad ten tipo, tu paklausi jų, tipo, kažkas tai, ir jie sako, aš labai myliu tavo ten mamą, kažką. Yeah. Ten fluffas, visiškas. Tipo, tau reikia arba kažką pridėti. Tipo, nebuvo bairio, buvo fluffas. Jo, kur ir pasakai, ir praeitas mylėjai ir išėjai po 2 savaitės. Tai nėra tiesiog bairis. Čia reikia kažkokio misdirectiono tada. Okay. Ir iš visų Igno patarimų aš bandžiau juos kiek įmanoma įsimint ir varyti kadu, papasakoti juos, bet nelabai gerai sekės. Aš dabar gyvenu dar kol kas su mama, man ten šiek tiek yra patogiau. Okay. Ja. Tai jinai pradėjo ieškotis vyriškio, tenais viskas ok, ir jinai mane informavo, bet kaip nuomininkui. Sako maždaug, tai žinok, už 2 savaičių ateis čia vaikinas, apsižiūrėsim, kaip čia mums sekasi. Ir jis ateina tenais, jie sėdi, smagiai bendrauja ir aš kaip susirūpinęs dėl savo kambario ateinu, prisėdu šalia, sakau, kokios čia tavo intencijos? Ir jis sako, aš labai myliu tavo tenais motiną, viskas ok, sakau, ok, praeitas bičas irgi mylėjo, jis įsikrausti. Kur, tipo, blemba, jeigu tu ateini čia gyvent, tai pas mane tikrai nenakvosi. Pas motiną irgi nenakvosi, lieka tik tais čia, virtuviai. Pagrindinė problema nuo pat pradžių, kad aš neįsirašiau audio iš pirmo open mic'o, kaip man reikėtų pasakoti bairius. Ir aš turėjau pasakoti preliminariai iš tiek, kiek aš atsimenu, ir nebuvo tos tikslios struktūros. Todėl kartais tu pataikai, kartais ne, bet geriau yra tiesiog išgirs, kaip pasakėjai, jeigu suveikia, atkartoji, o ne preliminariai bandai. Tai gali irgi veikti, bet manau, kad reikia, jeigu tai veikia, tu ir pasakoji taip, kaip veikia. Tai va, su juo nelabai išėjo, bet jinai susirado labai fainą bičiuką iš Tinderio, toks santechnikas, labai fainai. Ir jisai buvo jai nufotkinęs taip labai gražiai ant lovos, daug rožių, labai fainai, 20 rožių, aš taip žiūriu, okei, labai fainai. Mano mamukas atėjo pasigyrė, bet jinai nuėjo iki tūliko, nufotkino ir sako, va čia dabar irgi tavęs laukia. Jo, ir aš čia kažkokią nesąmonę pasakiau, kur galima aiškiai matyti, kad reikalingi raktiniai žodžiai. Nes pirmam open mic'e, kur aš pasakiau, tai buvo, kad santechnikas sako, kad va čia tavęs laukia rožės. Ir tada aš ateinu, dabar sakau, kad nepaminėtas tas žodis, tada ant pabaigos pasakau tavęs laukia ir nebėra to esminio žodžio, raktinio žodžio prasmės. Todėl būtina sakyti pagal struktūrą. Nes jeigu tu va taip pašokinėsi, prarasi raktinius elementus, dings bairis. Jo. Biškai supisau bairį, palaukit, atsiprašau. Aš iš naujo nepasakosiu, jūs nepatikėsit. Žodžiu. Blemba, aš nelabai pagaunu, žinokit, pastebėjau, kad kariuomenė nemažai moka. Tipo labai daug pinigų, štuka 500 kažkas tokio. Bet Lidlas irgi nearti. Tipo labai arti. Kur irgi neatsilieka su pinigais. Aš galvoju, kariuomenė privaloma, Lidlas ne. Padarom vienodai. Privaloma Lidlo tarnyba. Kur atitarnauju tos 9 mėnesius, man atrodo, būtų labai fainai. Kur, tarkim, aš ateičiau, atitarnaučiau, po to pasiensiu savo vaikam, galėčiau pasakoti istorijas, sakyčiau, aš atsimenu, atitarnau Šeškinės Lidlo batalione.
O, va čia tai laikai buvo. Ėjom, turėjom misiją, į Maksimą pieną pizdinom. Leisdom dronus, žodžiu. Ir sunkiausias dalykas yra, kad tiesiog, jeigu tu jau pameti vaibą visos auditorijos, nors ir tu jau gal pasakosi link geresnio bairio, tavo pradžia jau buvo tiesiog pakankamai silpna, kad jeigu tu pasakosi kažką naujo ir galimai, vadinkim, gero bairio, tai tiesiog jau jisai vis tiek nušoks ir nebus taip įdomu, nes žmonės prarado tą dėmesio jausmą. Mano močiutė buvo šiek tiek labai anksčiau keista, kai mane turėdavo gydyti, aš buvau, atsimenu, kosėdavau. Ir vietoj to, kad mane normaliai pasves pasigydytoją, ten išrašyti vaistų, ką jinai padarydavo, tai tiesiog, pavyzdžiui, aš ateinu atsigulu lovas, man uždeda pilną bulvių. Ir čia tipo gydymo metodas. Ir atrodo, nu, kai ten jinai kažką nori, kad ištrauktų visas energijas, bet aš guliu po to, po 5 minučių ateina druskos, pipirų uždeda, dešelės papjausto. Ir čia tipo, o čia man valgydama, ateina visa šeima, kas čia tipo paskutinė vakarienė. Yeah. Jo, tai pagrindinė pastaba iš šito video būtų, kad aš turėčiau naudoti tos įrašus, kuriuos aš kaip pasakau, persiklausyti būtent raktinių žodžių ir viso pagrindę tiesiog struktūros, kaip aš pasakau. Ir jeigu žvengia, pakartoti taip pat. Jeigu ne, tada kažką keisti. Bet nebūtinai tiesiog eiti ir kaitalioti pagal nuotaiką ir naudotą struktūrą. Tai jo. Čia kietai dabar, nežinau, nauja kamera, vaizdas. Awkward silence. Iki